Gimė į Lietuvos kariuomenės pulkininko šeimoje, tad ir ištekėjo už Lietuvos karininko ir savo visuomeninę gyvenime buvo tauri ir ištikima lietuvių tautos dukra. Turėjau malonę progą dirbti su ją Kanados lietuvių bendruomenėje, o taip pat ir pagalbos Lietuvai centre, kurios pasiaukojimas savo tautos geroviai buvo ypač matomas ir buvo į savo bendradarbių mylima ir gerbiama. Atsitiktinai man teko taip pat bendrauti jos sukurtame projekte pagelbinti Sibiro tremtinių vaikučiams ar vaikaičiams. 1993 metais man vykstant į bendruomenės suvažiavimą Lietuvoje, amžiną atilsį Elena, palinkėdama laimingos kelionės, man įdavė $50 nuvežti į tėvynę ir atiduoti tam, kas mano nuomonė būtų vertas šios kukliaus dovanėlės. Anykščiuose vykusiame suvažiavime, eidamas pasivaikščioti po Anykščių švelį, atsitiktinai susipažinau su Vilniaus vidurinės mokyklos Lietuvių namai direktorium, kuris mane pakvietė apsilankyti jo vadovaujamoje mokykloje. Apsilankiau mokykloje ir nors mokslo metai dar nebuvo prasidėję, susipažinau su keliais mokytojais ir su 14 mokinių bendrabutyje gyvenančių Sibiro tremtinių vaikaičių, kurie buvo dar per jauni keliauti atgal į Sibirą pas tėvus vasaros atostogom. Ten sutikau ir amžiną atilsį Elenos 50-inę ir jos adresą Toronte. Mokyklos direktorius Antanas Rudys amžiną atilsį Eleną Stepaitinę per sekančius 12 metų labai gražiai bendradarbiavo, o lankydamasi Lietuvoje pati matė Sibiro vaikaičių liūdną ir vargingą padėtį. Savo draugų ratelio padedama Sibiro tremtinių vaikaičius parėmė net $30,000 siunčiamomis perlaidomis, o tie pinigai buvo panaudoti taisant mokyklos ir bendrabučių stogus, virtuvės įrengimus ir lovų patobulinimus bendrabučiuose. Ji rinko drabužėlius ir įvairias dovanėlės vaikučiams, o visas persiuntimo išlaidas ji visada pati asmeniškai padengdavo. Amžiną atilsį Elena tik prieš 3 metus uždarė Vilniaus lietuvių namų sąskaitą paramoje, nes jai jau pritrūko jėgų tęsti tą kilnų darbą. Mes netekome dosnios ir savo tautai daug pasidarbavusios ir jos žodžiais tariant lietuvėlės dukters. Ir sėkis ramybėje, nors ir nesavosios lietuvėlės padangėje. Solemnis, jungtas ins